Ką jaunimas dabar yra 7,8. Pirmą butelį jau turiu, paprašiau jaunos merginos. 10 centų turim. Jeigu aš noriu kažką valgyti, aš turiu susirinkti čia butelius. Turiu praleisti 24 valandas Kaune. Nesinaudosiu žemėlapiu. Nežinau, kur aš esu, nei ką aš darau. Challenge'as yra be namų, su 0 eurų. 24 valandas. Mano kelionė prasideda. Net nežinau, crazy. Svarbu čia šiandien duonos kepalą nusipirkti ir man taip atrodo užteiks ant duonos kepalą. Einu tiesiog pasivaikščiot, pasigražėt Kaunu. Pasirinkau tokį challenge'ą, kad patestuot save, kad paeksplorint Kauną, pažiūrėt kaip Kaunas gyvena. Bus matyt, kai viskas seksis mum. Čia irgi degtinės buteliais. Tikrinam šiukšliadėžę. Tikrai aš nesignaisiu. Slius, pažiūrės, jeigu yra, tai yra, jeigu nėra, tai nėra. Gerai, einame toliau. Pro vartelius vaikštau, ieškau šiukšliadėžių. Vos tai geriau kažkur atrodo, einu iškart patikrint. Šiuk. Matau skarbonkė, žinokit. Yra vienas. Nieko nėra. Gaila. Gerai, turim 2 butelius. Labai gerai. Valgysim kažką. Tikrai šiandien valgysim. O ką čia dar turim? Veipas. Turim dar vieną revardas, kad išlipau į viršų. 30 centų turim. Nebloga pradžia. Turbūt reikia man paimti. Gal vienas. Kitą reikia patikrinti. Ne, ten. Alkoholis mums netinka. Gerai 50 yra jau. Ok, šiaip visai gan greitai, gal mažai konkurentų čia. Nu, štat eksplorinam, žiūrim, darbas toks, ką jau padarysi. Nieko nesimato. Čia, daugiau. Kaip keistai žiūrė, pasipiktinus buvo. 10 centų yra 10 centų, nežinau ką jūs. Pavyzdžiui, tokių didelių konteinerių net netikrinu iš tikrųjų. Nežinau, kodėl, bet galėčiau patikrinti, bet kažkaip Baliuba, tu dar net krait, nu tai su maišais viskas būna. O tokius open. O, turim. Pažiūrėjau, kad depozito nėra. Unlucky, tikrai unlucky. Einam tikrint toliau tenais. Koks jackpotas, koks jackpotas. Ten dar yra fantas, bet ant tiek daug skruzdėlių. Net fuck. Kraščiai. Ai, aš po to prisiminsiu tą fantą, blet, kaip galėjau paimti. Čia dar yra, savo. Šaika. Nežinau, pratartėsim. Aš dar tik pradėjau, dabar yra kiek? 9:13. Tai neblogai. Kebabinų darbuotojas žvengia iš manęs. Tikrai nesupras jos. Gyvenimo mokykla čia. Reikia prisimint, už ką dėkingas aš. Dabar pagalvosiu kokį prekybcentrį, net neapsimoka eit, nes manau, kad vakare viską surenka visas šiukšles. Tikrai ten nebus. Nėra. Galvoju vėliau, po pietų reikės nais apsilankyti. Šiaip net nežinau kur, bet jo. Plius minus aš žinau tą Kauną. Galvoju kažkur nusimyš man reikia, bet neskubu. Su žiūronai žiūri, bravo. Realiai žiūri, ar nesinaudoja telefonu. Pavyzdžiui, Norvegijai, jeigu naudojas telefonu už vairą, 1500 eurų baudos. Nu. Ten prašė kavos. Einu į vidų, važiuot vidų iš šiukšliadėžės ir nežinau, kad paieškosiu kokią aromatą dar kažką. Bet į maišą tai pririnkau tikrai. Gerai, manau, Akropolis bus mano heal spotas. Yra tūlikas, yra popierius, yra vandens, yra muilo. Crazy kročia, visko yra. Visko yra tikrai. Tai to nesu patenkintas. Pahalina. Už minimalkę. Aš kiek žiūrėjau porą šiukšliadėžių, tai jos visas tiesiog tokios sausas. Galima pasakyti sausas, tikrai sausas. O ką aš jums sakau? Sausas. Aha, šiek yra. Reikia to aromatą ieškot. Opa. Džiugu vienas dalykas, kad stiklo. Pozito neranda ir tas gerai. Sutaupau svorio. 2 buteliai. Šlapia užpisa kaip tais. Dėl to pusiau norisi pirštinį dėti, pusiau ir nesinori pirštinį dėti. Bet darbas to. Tuščia. Čia irgi tuščia. Jau prikaupė, tikrai prikaupė. Nesitikėjau, kad tiek bus, bet jo, po truputį, tikrai po truputį. Aš nežinau, kur esu, bet labai sausa galima pasakyti. Nei parduotuvės, nei žmonių, nei šiukšliadėžių.
Ateina mano konkurentė. Tai ką patikrino šiukšlių maišus. Reiškia, čia daug pravalyta jau. Jau. Radom parduotuvę, kur galėsim priduot butelius. Bla, visai normaliai, manau, koksai 2 eurai bus. Lygiai 2 eurai. Vieną šitą butelį nepriėmė. Išleidau 50 centų ant bananą. Turiu dar 1,50 €. Einu tenais, gal kažką ras. Kažkur čia lempiškai vaikštų, nei vienos šiukšliadėžės, nieko nėra. Ką aš dar turiu padaryti? Susirast savo nakvynę, bet prašyti žmonių ar neprašyti žmonių. Gal vis dėlto neprašysiu, neprisipisinėsiu prie tų žmonių. Reikia pažiūrėti, už ką aš dėkingas, kad turiu namus. Galiu pasireikšti kiekvieną dieną. Wow, patropinta. Ką renka? Ar čia vat ir nusimyžau. Vat manau, kad čia kokios 3 bankas. 9 bankas surinkau, čia. Oh yeah. Pilnas maišas. Pakelia tikrai nuotaikėlė. Bet nežinau, kur kokia artimiausia parduotuvė nori prisiduoti. O dar yra ant kitoj pusėj šiukšliadėžių. Dideli, netidėliniai, bet... Nebibišė, karočią. Maxima. Ai, bet čia... O ten Maxima, einam į Maxima, let's go. Bet realiai, nu nafig, koks purvinas darbas, tipo. Ai. Tikrai nieko gero. Žinau, kodėl aš taip darau. Man tiesiog šovė mintis į galvą, kad reikia padaryti tokį ir prisiminti, už ką aš dėkingas. Jeigu tokį šūdą galiu daryti, tai tau atrodo, kad viską galiu daryti. Čia buvo 7 eurų gal palikti čia. Taip, tačiau. 7 eurų vietoje metus. Normaliai? Panaudosiu. Liūdesėlis. Dar taromatą, iš pačio taromato ištraukiu. Einu į Lidlą, kažką pasiimsiu. Turim 3 eurus. Lidlą išleidau 1,70 €. Pirkau dešrelę 90 centų, 30, 50 centų. Pačilinsiu, pasigražėsiu gamta, pagalėsiu, pamegausiu gal šiek tiek. Nu jo, ir pavalgysiu iš tikrųjų. Po kiek laiko man taip atrodo, kad reikės vėl eit patikrinti švaros broliai. Ką pamegojau? Tiek čia. Bet yra tiek. Kaip tingiu kažkur eit. Galiu pasakyti vien tik vėjas. Tai įdomu, kaip naktį bus. Ką, buvau tik senukose. Pažiūrėjau, kiek palapinės kainuoja. Tai realiai 19 eurų kokių. Pradėjo lyt. Kaip suprast, atgal po stogu. Žiūrim, kiek dabar bus. Gaila, bet tik tais vienas buteliukas buvo. Tai jo, 3 buteliai surinkti iš čia. Ateina debesėlis, labai didelis vėjas. Turėtų šiaip praeiti greitai. Po šito debesės lėksiu į centrą. Tenais. Ką, 50 centų dar vienu yra. Vaikštau, kad tik vaikščiat, nebenoriu. Grąžinkit mane namo. Dabar yra, kiek girdžiu, tai pas visus sunkus tas gyvenimas. Manau, šita vieta geriausia rinkti. Plius minus. Kiekvieną šiukšliadėžę klinam. Kad ir šitą jau. Atrodo, kad prarinkta. Klinį buteliuką pasiėmėm. Laki. Ką jinai ką tik čia padarė, aš nesipratau. Atrakino, užrakino šiukšliadėžę. Labai švaru bus. Jo. Taip ir gyvenam. Einu toliau pasivaikščiot. Здорово. Einam tikrinti toliau. O, vandens prisipilsim. Nieko. Nežinau, bet kur šitas butelys ant žemės tiesiog atsirado. Tenais lėkiu. Šiandien bele koks vėjas, ką galiu pasakyti. Net neįsivaizduoju, kur miegosiu. Na gerai, įsivaizduoju, porą vietų turiu nusižiūrėjęs. Ne lauke, gal staty.
kažkokiai laiptiniai, nežinau iš tikrųjų. Nu, pažiūrėsim. Šiaip galėčiau įsimiegot lauke, galim ir pratingiau kažkaip pažaist. Manęs atvaro paimt, apipi savo. BMW ratlankiai. Super. Dar turiu 3 eurus su trupučiu. Ką aš turiu? Striukę, kepurę, pirštinės, šaliką, rankšluostį, kojines dar vienas ir dar tokia kaip dermo. Pasakyčiau, nėra šilta, eik tu savo. Vėjas non-stop tiesiog pučia ir pučia, pučia ir pučia. Ne kad butelis rinkt, o bandau pažiūrėt, kur galėčiau permokot. Bet ir pašnekėjau apie tą termą ir užsidėjau termą. Iškart šilčiau pasidarė. Ar čia yra vietos, kur vėja nėra? Myš noriu, belia kaip. Bet bijau gurkšnį gaut prieš vėją. Dar nei kartą nesinaudojau telefoną, tipo, nei mapsų, nei ką. 3:30. Ką aš atradau, kaip nesitikėjau. Vėliau užeisiu. Atostogauju aš jau. Realiai. Butelį neberenku. Kūnas į komforto zoną pasijungia, nes žino, kad išgyvens tas 24 valandas. Kai bus baisu, vėl esi kažką pradės veikti. O tai vat ir mes gyvenam pasaulyje. Aš nebežu, aš iš butelio vandenį nupilu, kad lengviau būtų man vaikščiot. Jo. Pabuvau čia, biškį pailsėjau, prasivalavau kojas, pėdas. Kaip šukuosena. Ko nepasiėmiau, tada nepopieriaus, o to ir nepasiėmiau. Nu, bet šlepes retelės nusipirkau. Ką daryt? Einu į parduotuvę. Gerai, neina šitą parduotuvę. O, Regitra. Kaune iš 3 kartą pavyko įsilaikyti teisės. Biškį matytas tikrai Kaunas. Dabar pagalvoju, aš nekalbinau žmonių. Jeigu man reikėtų ilgiau išbūt be namų, tai pradėčiau kalbinti. Jokio skirtumo nebūtų. Realiai viskas priklauso nuo tavo minčių, galvoju. Nes aš kaip traukiny buvau ir užsimerkęs, tiesiog sėdėjau, sakau, visiems pohui, ką tu darai, visiems pohui, ką tu darai. Ir taip išėjau ir pradėjau tos rinkt butelius ir kažkaip jo, visi savam pasauliu. Aš nežinau, kur einu, bet aš realiai ką supratau, kad aš gyvenime esu žaidėjas. Aš kad ir 14 metų žaidžiau futbolą, bet nežiūrėdavau aš futbolą. Labai retai, kad aš žiūrėdavau. Man geriau žaist, negu žiūrėt. Ir tas pats prie kompo. Aš visą laiką kažką žaisdavau, negu žiūrėdavau kažką. Ligoninės laiptai. Už ligoninės reikia užlipti, pažiūrėti, kur šitie laiptai veda. Ką gyvenime dar išmokau, tai kaltint save, o ne kitus. Ir tada atrodo šviesesnis gyvenimas prasidėjo. Eik savo karšto pasidarė ir nuvėjo, lūpas įsausėjo. Kur mes čia užlipom? Ligoninė, jaučiu. Gal kokių butelių yra? Yra butelis, bet ne tokio, kokio reikia. Nuėjęs. Nu, man įdomu, kaip aš įsimiegosiu. Nemanau, kad miegosiu, bet jo, įdomu bus. Manau, kad pirmas lygis įveiktas, čia 24 valandas Kaune. Antras lygis būtų 48 valandas Klaipėdoj ir taip toliau eitume. Net nežinau, kur naudos, taip apizę. Man reikia perėti kelią. Pagal idėją man taip saugiau. Mano didžiausia realiai motivacija nuo vaikystės, kurią aš pats savo įsigalvojau. Būdavo futbolo treniruotės, laikas sakydavo atsiduok, tipo pilnai, tipo viskas iki galo, tipo būt padaryta. Ir jo, ir po to man tokia atėjo mintis, koks skirtumas, vis tiek anksčiau ir vėliau galėsiu šiandien savo lovai. Ir va tik ką ėjau, ir man buvo tas instinktas. Man sunku, bet aš šiandien būsiu lovai. Pys, galvoju, ant betono kažkokio gulėsiu. Šilainio plento remontas. Tik tais taip gali pamatyti Kauną iš tikrųjų. Taškom, be pinigų, kamera, mano kuprinė ir viskas. Valgyt labai noriu. Dar turiu 4 duonos gabaliukus. Ant žemės radau, pravers tikrai. Apsišopinau lilę. Pasiėmiau ledų. Visi kitą parodysiu chatoj, kai būsiu. Dar 10 centų. Šiaip 2 buteliai. Ir jeigu šitiem pledams už 18 centų.
Pačių vietų. Rodėsi. Pavalgiau pusdrypinių. Dabar išklausausiu. Einu dar pasivaikščiot. Pilus vandens. Pribėriau rieštų ant grindų. Tas vėjas, tai tikrai nėra šilta. Kaip sakoma, šiluma kaulų nelaužo. Kiek laipsnių turim, kad man vėsu? 15 laipsnių. O su striukė ir žieminė kepurė. Šiaip šilta, bet visą dieną vėjas. Net ir šaliką užsidėjau. Pusė 9 dabar yra. Ieškau kur nusimyšt. River Mallas. Tai labiau tokį lapą. Nieko gero. Net suskilus lūpą. Reik pasitept. Realiai niekada nenaudoju nei vaistų, nei tepalų. Bet be Panteno turiu nuo maratono. Kažkaip ir neįsitraukiu iš kuprinės ir niekada dar nebuvau panaudojęs. Bet prieš tai buvau panaudojęs šiais. Šitas vietos. Ar padėjo, ar reikėjo? Nemanau. Taip tiesiog dėl grožio jaučiu. Panaudojau šį. Bet dabar tai tikrai reikia. Tas vėjas, tai jo, belia kaip išsausino. Čilka mare, pažiūrėti mašinyčių, pažiūrėti žmonės. Pagalvojus, jeigu būčiau rinkęs visą laiką tos butelius nuo 9 iki 9, tai tikrai kokį 3 eurų. Drąsiai, manau, būčiau surinkęs. Bet nereikėjo man tiek. Margo, easy for you. Galimai čia dabar yra. Taigi, tu nori pasakyti, kad tai buvo 9 aukšte ir aš to nežinojau, kad yra 2. Atsikėliau 2:3:50, per 30 minučių pagulėjau, nebegalėjau. Realiai dribsnių užsimaniau, tai Vau, karočią, mano kairys petys tai taip nutirpo, nes ten butelys. Ja, gerai pavalgiau aš tų. Dabar yra 1 valanda. Galvoju, bandau anksčiau varyt namo. Sau tai galiu įrodyti, kad dar galiu pasėdėti porą valandų ir sulaukti traukinio. Bet tiesiog laikas spaudžia. Tikslas mano, kad be telefono aš. Kad dabar su savim, kad man nieko nereikia, kad aš būčiau laimingas. O geriausias dalykas. Iš šitokio. Čia moliniai darbai, modernaus meno keliais. Kietai. Išjungiu kamerą ir noriu pažiūrėti, kaip kiekvienas atrodo. Nežinau, ar paminat, bet tie 2 čiulpinukai, kuriuos pirkau Maksimai. Tai realiai ką galiu pasakyti. Nuo gimtadienio praėjo 4 mėnesiai. Nuo gimtadienio baigiau garint, baigiau rūkyt. Kas man padėjo baigt garint, pati valia, kad nebereikia garint. Ir realiai saldainiai, iš tikrųjų. Ledinukai, visą laiką kaip norėdavau pagarint. Visą laiką šaudavau ledinuką. Atrodo, kažką turi valgyti, kažką turi daryti. Bet jo, bet galų gale po kiek laiko tiesiog saldainius pakeitė vaisiai, uogos. Tiesiog nebepirkau savo saldainių. Taip gavosi, mes garint. Čia ir tom didžiuojas, kurios 2 knygos mane labiausiai įgelbėjo. Tai kaip atsikratyti nerimą ir pradėti gyventi. Ir Naujas testamentas. Dėl to galiu sau leisti tokį dalyką daryti. Tiesiog atrodo, lengvesnis gyvenimas. Centų reikia gal? O tau nereikia? Ne. Ačiū tau. Ir aš ką? Visus uždirbtus centus šiandienos vakarykščius atidaviau. Žinau, koks sunkus yra darbas tai daryti. Buvau šiandien jų konkurentas.
Šitą norėjau knygą pirkti. Šitą kietą atrodo. O, ir dar Japonija, karoči. Ten, kur prieš tai ant galo belė kaip žvengia, kai buvau prie knygų, pabendravau su jais. Prikolas visai. Prikolas, kad durni žmonės ir tiek ant alkoholio. Minutė beveik, realiai minutė jiems užtruko suprast, kad 50 batilių yra 5 eurai. Tas bahūras pasakė, tas fanas, kaip taip gali būti 500, eik tu savo. Karoči, tas bahūras pasimetė, sakė, oi blemba, nafik aš laikrodį ištraukiu. Karoči, nesmė, gerai paprai. Paaiškino, kur stotis, į dešinę, į kairę, į dešinę, galimai kažkur. Vilnius tiek. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Gerai pasakyta. Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Real. Kaunė smirda iš tikrųjų. Taip sorry, bet Kaunė smirda. Va iš kur šitas kvapas. Fū, blėt. Gerai, fū. Kažkaip net nebesinori mėgaut. Bet jo, kaip krisčiau į lovą, taip. Uždaryta. Stotis. Bet aš kažkaip galvoju, kad nebūna jos užrakintos. Kojas tai ištirpusios. Galėčiau dar pamėvašiai. Galėčiau dar panepinsim. Kaip sakam, kam stovėt, kai gali atsisėst, kam sėdėt, kai gali atsigult. 20 minučių gal pagulėjau, šalta pasidarė. Norėjau eit pasivaikščiot, žiūriu kažkaip koją. Lempiškai skauda. Nėra šilta tikrai, bet... Nėra ir taip šalta iš tikrųjų. Vėsoka. Nežinau, nesimato jaučiu, bet koks mėnulis geltonas. Pareikia nufotkint per telefoną. Jau mėnulio pafotkint ir prisimenu, kad praeisiu pro čia net nukratė. Na. Pizdu. Net neįdu aš tenais. Po kamuoliuko tokios kojos lengvesnės. Malonesnės pėdos. Nebėra mėnulio. Bavadėtis Elgelmenas. Raktas. Pavargau laukti iš tikrųjų. Taip norisi, kuo greičiau namo. Pagal idėją, aš galėčiau pasijungti telefoną, važai šachmatus ir man taip greit laikas praeitų iš tikrųjų. Nu bet negaliu aš. Aš vis dar darau benamio challenge. Tikrai, pasijungčiau arba kokį Facebooką paskaityt. Oi, sakau, 1-2 taip atrodo laikas praeitų. Toks tylus miestas, tipo, dabar. Kokią temą, pagaliau pročią. Ar kartočiau, blemba, ne kažkur kitur, plius, ar 2-4 valandas, norėčiau kem 8 valandas išbandyt. Kem 8 įdomiau turbūt būtų, bet jo, wow, sunku buvo. Pradžia dar lengva, bet po to galo tiesiog tas laukimas be telefono, sunku. Gerai, aš einu į sapną.